Norėčiau pradėti nuo šios dienos aktualijos. Parlamentarės Neringos Venckienės, buvusios teisėjos imuniteto panaikinimą svarstanti komisija, šiandieną negavo prašyto įrašo, kaip buvo vykdoma mergaitės grąžinimo mamai, operacija turbūt reikėtų vadinti. Pone Valy, ar jūs nustebino parlamentarų reakcija po to, kai buvo pranešta, jog to įrašo jiems nepateiksite? Kol kas mes reakcijos tokios rimtesnės ir nesulaukiam. Šiandien dar kartą buvom iškviesti į komisijos posėdį, dar kartą paprašyti pateikti minėtą vaizdo įrašą. Tačiau tais pačiais argumentais, kuriais buvo atsisakyta pateikti vaizdo įrašą, prokurorė atsisakė jį pateikti. Kadangi Baudžiamo proceso kodeksas aiškiai pasisako, kad ikiteisminio tyrimo duomenys apie nepilnamečius įtariamuosius ir nukentėjusius neskelbiami. Parlamentaras Petras Gražulis sakė, kad štai Seimas skiria prokurorą, konkrečiai jūs, o jūs, jo žodžiais tariant, ateinate ir parodote Seimui špygą. Tai šitą reakciją aš turėjau galvoje klausdama, ar jūs tai stebina ir kaip jūs jaučiatės kaip generalinis prokuroras. Nes Lietuvos Respublikos konstitucija sako, kad prokuroras turi klausyti tik tai įstatymo ir nieko kito daugiau. Ar visą laiką tai būna? Džiaugiuosi, kad nėra dažnos tokios situacijos, bet dėja šiandien taip sutapo, kad keletą kartų išgirdau užuomenas apie tai, kad šis klausimas nesibaigs, gal bus dar svarstomas Seime. Ir manau, kad parodytume nepagarbą Seimo komisijai ir pačiam Seimui, jeigu mes nesilaikytume įstatymo, kurį priėmė pats Seimas. Pone Paulauskai, kaip jūs komentuojate šitą situaciją? Aš pasakyčiau, kad Seimas turi priimti sprendimą balsuodamas ar nuimti Seimo nario imunitetą ar ne. Ir suprantama, kad Seimo nariui apsispręsti reikia tam tikros informacijos. Dabar ar yra galimybė gauti visą informaciją ir Seimo nariui žinoti? Nes jeigu kažko negauna, prasideda štai tos spekulacijos, apie ką jūs kalbėjot. Aš manau, kad laikinųjų komisijų nuostatai, kurie yra patikslinti ir dabar leidžia ir uždarame posėdėje išklausyti įvairios informacijos, tame tarpe ir slaptos informacijos, neskelbtinos informacijos. Tarkim, aš turiu galimybę susipažinti su daugelį informacijų, tame tarpe ir slaptų, valstybės tikrai paslaptį turinčios informacijos. Jūs esate Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, ne tik eilinis Seimo narys. Bet mes tą darome specialiame kambaryje, tą darome visiškai slaptai, kur ne vienas Seimo narys neįsineša jokių telefonų, jokių kitų ryšio priemonių. Tiesiog kiekvienas pasirašo už tai, kad jisai supažindintas, kad tą slaptą informaciją jis negali niekur išnešti, skelbti. Ir jeigu tai padarys, jam pačiam gresia baudžiamoji atsakomybė. Štai tokiom sąlygom, aš manau, jeigu komisijos nariai turi galimybę gauti tą slaptą informaciją, jie galėtų būti supažindinti. Tai nuimtų tam tikras įtampas. Nes dabar, aš įsivaizduoju, balsuojant dėl to imuniteto, šitas įrašo neparodimas bus pagrindinis tų, kurie nenori balsuoti už imuniteto nuėmimą, argumentas. Tai čia reikėtų, aš manau, kažkokio tai kompromiso, nekenkiant tyrimui. Aš manau, kad tikrai čia nebūtų pakenktam tyrimui. Tiesiog kiek įmanoma supažindinti Seimo narius, kad jie galėtų apsispręsti laisvai. Jeigu šio klausimo balsavimas pasiektų Seimą, ar jums tai, kad įrašas nebuvo arba nebus parodytas, jeigu nebus parodytas Seimo nariams, būtų kliūtis apsispręsti ir priimti teisingas jūsų manimų sprendimą? Kitaip tariant, ar jo būtinai reikėtų tam, kad jūs turėtumėt nuomonę, kaip balsuoti? Jeigu kalbėt apie mane, aš pasitikiu mūsų teisėsaugą, aš galiu šiek tiek analizuoti ir viešą informaciją, aš galiu kaip teisininkas galbūt vertinti ir kitus dalykus. Man to įrašo asmeniškai tikrai nereikia, aš galiu apsispręsti ir be to, bet aš, kaip ir sakau, tai sukels tam tikras spekulacijas.
ir tuo pasinaudos tam tikra dalis Seimo narių ir mes matysim svarstymo metu, tai bus vos ne pagrindinis argumentas. Pone Valy, kaip jums štai siūlymas? Ponas Paulauskas sako, kad reikia siekti kompromiso ir turbūt vis tiek laikantis visų procesinių reikalavimų. Ar įmanoma tai padaryti jūsų akimis žiūrint? Pirmiausia, yra komisijai pateikta didelė dalis ikiteisminio tyrimo medžiagos kopijos. Joje yra ekspertų išvados, liudytojų parodymai, to paties vaizdo aprašas, detalus aprašas, darytas kelių prokuroro Panevėžy ir vėliau perėmus į Šiaulių apygardą peržiūrėtas Šiaulių prokuroro. Na, nepasitikėti visais šitais duomenimis, manau, kad tikrai nėra jokio pagrindo. Ir tai lieka pasikartuoti, kad tiek įstatyme, tiek teismų praktikoje yra pasisakyta, kad ikiteisminio tyrimo duomenis apie nepilnamečius nukentėjusius draudžiama juos skelbti. Noriu paklausti prokuroro Kasiulio, kaip jūs įvertintumėt štai šios konkrečios medžiagos fone ar konkretaus tyrimo, konkrečios bylos? Ar prokurorai yra pakankamai apsaugoti nuo politikų spaudimo? Taip, manau, kad šita apsauga, ką mes šiandien turime, pakankamai yra. Daugeliu atveju galbūt, sakykime, priklauso nuo prokurorų individualių savybių, bet tikėkime, kad mūsų sistemoje ir tarp prokurorų yra tikrai žmonės, kurie supranta savo darbo svarbą. Ir šiuo konkrečiu atveju tai iš tikrųjų iškyla, sakykime, galbūt teisės taikymo klausimas, prioriteto tiksliau klausimas, kas svarbiau, ar apginti vaiko interesus ikiteisminėme tyrime, ar spręsti visoje apimtyje, kur lengviausiai politikam gauti visą bylos medžiagą. Tai iš tikrųjų, jeigu mes prioritetą dedame žmogaus teisų apsaugai, būtent vaikų apsaugai, tai nereikėtų to klausimo toliau ir eskaluoti. Ir manau, kad tas švietimas reikalingas netgi ir politikam paaiškinti paprasčiausiai, kodėl tokie tikslai yra ir tada nebūtų to reikalavimo to. Jūs manote, kad jie tiesiog nesupranta, kad reikėtų paaiškinti ir tuomet tokių problemų nebeliktų? Manau, daliai tai tikrai taip. Nes sutikime, kad politikai nėra teisininkai, didžioji dalis Lietuvoje jau nėra teisininkai. Teisininkai be abejo supranta, o kitiem reikėtų paaiškinti.